Simon Stranger – Šviesos ir tamsos enciklopedija. Leidykla Balto. Ištrauka. Prašome atvykti į apklausą šiandien 14 val. Misionierių viešbutyje, nurodo balsas kitame gale. Misionierių viešbutyje? Į apklausą? Kokių galų tau ta apklausa? Svarstai nusigręžęs į sieną. Gal dar Marijos brolio Davido ir jo prielankumo komunistams iš durų staktos tyro atsikišusi begalvė vinis. Prispaudęs nykštis prie smaigalio, tu pajunti, kaip metalas įsirėžė odą ir užsimerkė. Alionė, rimsta balsas kitame gale. Ar girdite? Taip girdžiu, atsakai ir patraukęs nykštį nuo manęs, apžiūrė ant odos susispraudusią baltą žymę. Atsisukęs matai, kad prie suknelių kabyklos stovinti klientė toliau stumdo drabužius. Kai kas iš mano kolegų įsitikinę, kad aš ir taip per daug rizikuoju. Po šių žodžių prie pat ragelio išgirsti žiebtuvėlio spragtelėjimą. Jų manimu turėčiau pasiųsti automobilį ir nedelsdamas jūs atsigabenti, idant nesugalvotumėte pasiėmęs abu savo sūnus pabėgti, kad ir kaip ten būtų, jog esate žydai, tai sakydamas vyras ypač pabrėžė paskutinį žodį, o tad tęsė švelnesniu, kone intimiu tonu, bet, kiek man žinoma, Marija jūs žmona ligoninėje, nes pargriuvo ant ledo, ar ne? Taip tiesa, prieš kelias dienas paslydo ir susilaužė tą klubo kaulą, atsakai nepajėgdamas prisiminti, kaip vokiškai vadinamas šlaunikolio kaklelis. Net nesitikras, ar ką nors žodį žinojai, nepaisant to, abiem aišku, ką bandai pasakyti. Marija tikrai kvailai padarė, audamasi aukštakulnius tokiu oru, pamanai. Jie tokie neatsargi, visada gal elegantiškai ir kakakiškai užsispyrus viską daryti savaip. Vos pabandai užsiminti, kad gal reikėtų elgtis kitaip, truputį pasisaugoti, gal nėra protinga skelbti tai, ką įrašo laikraščius, ar nedėlėtų namasi rengti diskusijų politiniais klausimais. Marija taip pat ima purkštauti dėl tavo žodžių. Nes akise šmėstelis juodas šešėlis ir supranti, kad jį nusiteikusi pati rinktis, kaip gyvens. Šį kartą irgi pati nusprendė ir štai, ko viskas baigėsi, galvojus turėdamas už prekystolį, vis dar su telefonu rankoje, klientė nusišypso ir dingsta už durų. Suslidžiuoja varpelis, šlaunikolio kaklelių lūžis, ištaria beveidė būtybė kitame laido gale, primindama tą vokišką terminą. Taigi, kaip suprantu, nei jūs pats, nei sūnus nesugalvosite kur nors dingti, tiesa, antraip mums teks ją pasirūpinti, vis palinkčiui, nors bendraujant telefonu kūno kalba neturi reikšmės, galiausiai balsui atsakai, kad neketinate niekur bėgti. Puiku, ponė komisarė, tuomet atvykite šiandien 2 valandą, tikriausiai žinote kur, ar ne? Į misionierių viešbutį, taip, be abejo. Puiku. Viso geriausio.